Kaip pakeisti teksto padėtį dokumento lape. Norint pakeisti teksto padėtį dokumento lape, pirmiausia, tekstą reikia pasižymėti. Pasižymėjimas yra atliekamas tokiu būdu, prispaudžiant kairį pelės mygtuką ir tempiant į kairėn arba dešinėn priklausomai nuo pelės padėties. Tekstas, pažymėtas tekstas pajuoduoja. Tas pajuoduotas tekstas yra laikomas pažymėtu. Atleidus kairį pelės mygtuką, tekstas lieka pažymėtas. Padėtį keičia tie 4 mygtukai. Tai reiškia lygiavimas į kairį, pagal kairę, lygiavimas pagal dešinę, lygiavimas per vidurį. Lygiavimas per vidurį dažniausiai yra naudojamas dokumento antraštės pavadinimas. Pasižymėkime teksto dalį ir dažniausiai raštvedybinėse dokumentuose yra naudojamas abipusis lygiavimas, kuris išlygiuoja lygiai į kairę, lygiai į dešinę. Tai atliekama naudojant šitą mygtuką.